Sveiki visi. Na ką, dažnai manęs klausia, Vytai, kokia yra nepatikimiausia vandentiekio sistema? Tai va, aš jums noriu parodyti. Štai, klijuojamas vamzdynas, kuris pas mus jau pradėjo tekėti. Toks variantas gali būti tik laikinose statybose, tokiuose kaip lauko virtuvė ar dušinės. Atvažiuoja į objektą statybininkai ir jiem reikia laikinai įvesti vandentiekį. Tai va toks variantas gali būti. Bet jokiais būdais tokio varianto nesugalvokit daryti daugiabutį. Tokį variantą pasirinko šeimininkai dėl to, kad patalpa yra nuomojama. Ir šitą tiksinčią bombą gavo galvos skausmą esantis nuomininkai. Toks variantas ne ir dar kartą ne. Sveiki visi. Na ką, dažnai